Sveiki, labą dieną. Labą dieną. Su jumis rekomenduojam. Ir vėl. Kaip ir kiekvieną kas antrą savaitę čia. 23 laida. 23. Jo, jūsų ausyse dabar Arnas, šalia manęs kolega Vainius. Malonu. Direktorius. Neoficialus. Ir šiandien, 23 laida jau, paskutinė šio sezono laida. Aptarsim, kaip visada, kino aktualijas, pakalbėsim apie naujus filmus. Kaip tik dabar rugsėjo mėnesis, tai apšnekėsim, ką naujo matysime rugsėjo mėnesį. Pranešime šiokią tokią naujieną kažkokią apie kiną ir tiek. Ir kaip visada pasidalinsim savo nuomonę apie naujus filmus, apie aktorius, galbūt dar kažką. Tai va, kaip visada malonu su jumis čia sveikintis. Mums malonu jau, galima sakyti, metus čia su jumis dirbti. Praktiškai metai. Tai, metai laiko, Arnai, tai įsivaizduoji. 23 laidos, tai daugiau negu 30 valandų turinio. Visai smagu. Ir malonu, kad jūsų daugėja. Pastarėjai video paskutinis surinko 1000, tai visai malonu, kad jūs tiek daug žiūrimus. Ir tai tik skatina mus daugiau kurti ir didinti kokybę ir vizualinę, ir turininę, ir visokią kitokią. Tai iškart paskatinsiu, jeigu turite kažkokių pastebėjimų ar kažkokios konstruktyvios nuomonės ar konstruktyvių kažkokių pastabų, tai prašom išsireikšti komentaruose. Jeigu turit kažką, ką norit pasidalinti, irgi galite tai padaryti komentaruose. Viską mes skaitom, į viską atsižvelgiam, į klausimus atsakom. Paspaskite laiką. Pasidalinkit su draugais, galbūt turit kino fanų draugų, kuriem būtų įdomus toks turinys, prašom pasidalinkit. Už kiekvieną suportą mes labai dėkingi esame. Jo, karma, žinokit, visada pasidėjo. Tai... Čia atsiliepsim skaitydami komentarus. Jo, ir jeigu dar nesat paspaudę subscribe arba prenumeruoti mygtuko, tai irgi paprašysim tai padaryti, tai labai padeda auginti šitą kanalą. Po truputį augam, labai smagu ir jau turim kiek mūsų 350 plus. Jo. Tai jau yra smagu, nes pradėjom tai nuo nulio, kaip ir visi. Tai šiaip tikrai labai fainai ir labai gera, kad yra palaikymas. Tai vat, toks trumpas intro. Trumpas intro ir tada prieš tiesiog einant ten naujienas, gal greit perbėgam komentarus ten, kuriuos galime. Tai prašom, kolega. Taip, aš atsidaręs esu, tai galėsiu ir paskaityti. Taip. Tai čia buvo pora komentarų apie One Day, tai aš dar nepasižiūrėjau, bet dabar jau žinau, kad turėčiau pasižiūrėti serialą ir filmą, kuris yra senesnis. Tai dabar, kadangi prisižadėjau, tai turėsiu tikrai pasižiūrėti. Aš prisižadėjau jau praeitą savaitę, bet aš dabar pasakysiu, kodėl aš nepažiūrėjau. Nes aš pasižiūrėjau, kurį streamina. Žiūri, Prime streamina. Kaip smagu, kaip tik turiu Prime. Jei einu į Prime, mokė 4 eurus. Prime rentalas bus. Jo, blemba. Gerai, bet aš pažiūrėsiu. Bet dabar nežinau, tai pradėti nuo serialo ar nuo filmo? Tai kas lengviausia prieinama, tai prieinama turbūt Netflix'e serialas. Man atrodo, serialas lengviau prieinamas negu filmas dabar. O dėl filmo pasižiūrėsim. O serialas ir čia tęsinys, ar čia yra priešistorė, ar čia... Nežinau, išsiaiškinsim. Okay. Kitas komentaras, man labai patiko šitas epizodas, nes beveik be filtro. Tai aš kaip ir minėjau, aš atsakiau tam žmogui, tai yra kažkas kito baisaus. Jis šiaip, mačiau tendenciją, kad jis visada pakomentuoja, tai ačiū tau, labai malonu, kad kiekvieną kartą pasireiški, kažką parašai. Ir už 5 metų, kai tapsit žvaigždėm pasaulinio lygio čia kabutėse, tikėkimės, tavo žodžiai, kaip sakoma, Dievo jausi. Jūs cancelins atsisukę būtent šitą podcastą, bet čia ačiū. Tai mes abudu žinom, už ką čia nai. Aš šiaip tai... Bet aš iš karto noriu pabrėžti, mes nesam už tai, tikrai nepalaikom, tiesiog tenais yra... Ką aš pasakiau? Mes tenais apie ten zūdas kalbėjom, man atrodo, aš manau, kad čia su tuo susiję. Žinai apie ką, ne? Man atrodo, jo. Tai va, tai esam prieš visus šitus dalykus, prieš smurtą, prieš moteris, prieš viską, jūs neištraukit iš žodžių iš konteksto ir viskas bus gerai. Mayor of Easttown kažkas parašė, aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad nesu matęs šito dalyko. Ne, aš pasižiūrėjau, kas tai yra, bet tikrai nesu matęs. Žinai, kaip būna pavadinimas, tiesiog neatsimeni pavadinimą, bet nesu to matęs. Tai turbūt... Dar vienas dalykas į sąrašą, jeigu žmogui patiko. Dar vienas, aš aišku labai džiaugiuosi, kad jūs komentuojat ir siūlot, ir mums tikrai kažkada reikės tą sėsti ir žiūrėti. Aš stengiuosi dabar, šiaip jau, apkalbėsim, kas išėjo rugpjūčio gale, rugsėjo pradžiai, bet tiesiog yra košmaras, kiek daug kontento ir yra vos įmanoma spėti su juo.
Toliau turim dėl Spotify'aus, tai čia pasitemsi mane. Jo, žinokit, aš truputėlį jau buvau autopilotavau ir buvau visai pamiršęs apie Spotify'ų, tai ačiū tau, kad priminiai, aš viską jau sukėliau jau seniai. Ir dabar jau... Kelsim. Jo, dabar jau bus, manau, kad gali būti, kad anksčiau išeis į Spotify'ų negu į YouTube'ą, kadangi audio yra lengviau išeksportinti negu video, tai... Arba ne, žiūrėsim. Nu, matysim jau. Taip, Lomor rašo, gal pasidalintumėt senais filmais, kuriuos norėtumėt pamatyti kino ekrane. O aš užsirašiau. Užsirašiau, žinau. Šiaip, kol tu ten atsidarysi, tai aš tikrai labai norėčiau pamatyti Jūros periodo parką. tą originalųjį Steveno Spielbergo režisuotą Jūros periodo parką, nes čia ir mano vaikystės filmas absoliučiai. Ir aš jo tikrai nesu matęs. Aš žinau, kad aš žiūrėjau VHS iš Videko nuomos, išnuomotą kasetę su tėvu. Vienas smagiausių mano prisiminimų iš vaikystės, kas yra susijęs su kinais. Blemba, afigienas filmas, tai va to tai labai norėčiau. Aš užsirašiau labai daug, gal biškį per daug. Varyk. Bet pirmą, ką norėčiau pamatyti, tai yra ta The Mummy. Ai, su Fraseriu? Taip, ta legendinė mumija, tai būtų Max, nes man tai yra kažkoks vaikystės filmas. Aš beje irgi labai norėčiau šitą pažiūrėti. Žiauriai geras. Aišku, klasika Pabėgimas iš Šaušenko, Gladiatorius taip pat galėtų šį parodyti pirmą dalį prieš antrą dalį. Žinai, kaip buvo su Dune, kad parodė biškį. Išduosiu paslaptį, rodys. Rodys? Taip. God damn, varysiu. Tai va. Troja. Aha. Saving Private Ryan. O, dieve, kaip aš manau, norėčiau. Kad kine su gera garso sistema būtų labai įspūdinga pasižiūrėti. Aš nesu matęs Matricos, bet jeigu žiūrėčiau, tai tikrai kine. Ir žinai, ką norėčiau, dar Notebooką pasižiūrėti. O, šitą galėjau nesakyti. Ok, aš tiesiog... Bet kodėl? Preferences Mumijai būtų. Ja, aš šiaip iš tikrųjų pritariu dėl Gladiatoriaus ir visų kitų Matricą aš matęs. Šiaip pats dar, man atrodo, organizavau maratoną Matricos. Tai, ką galiu pasakyti, pirmas filmas yra geras, antro, trečio efektai tai yra košmariškai nusenę. Baisu žiūrėti kine. Ta prasme, namuose baisu žiūrėti, bet... Kine, per didelį ekraną dar baisu. Eina. Ir šiaip Gelbstinti Linį Ryaną, šiaip iš tų karinių filmų, Gelbstinti Linį Ryaną, Planytė raudona linija, norėčiau Kalbantis vėjui. Mes buvome kariai. Šituos 4 filmus, kuriuos aš belekiek kartų esu matęs, bet ypatingai Gelbstinti Linį Ryaną, žiauriai norėčiau. Šiaip karinius filmus yra belekiek zaibys žiūrėti ant didelio ekrano. Ir šiaip su dideliu garsu. Jo. Tai vat... Reiks padirbėti tarp kitko su šitu, nes kaip tik mes planuojam Apollo kine, žinai, daug renginių, visokių papildomų. Jo, gal padaryti kažkokį, žinai, kino klasikos vakarus. Matai, visi daro jau, bet mes galvojam biškai kitokių dalykų, su klasikom, bet biškai kitaip, tai žiūrėsim. Dar developinimo stadijai. Okay. Tai va, tai mūsų pasidalinimas, ką norėtume žiūrėti. Aš šiaip esu labai antro pasaulinio ir šiaip pirmo pasaulinio karo filmų buffas. Ne buffas, bet sakykime, kad labai mėgstu. Tai va tokius filmus, aišku, visa ta fantastika, mokslinė fantastika, žinai, yra kolegos Kimfo, kurie daro seansus klasikos, galit pasižiūrėti pas juos, čia tokia nemokama reklama, sakykime, bet tikrai verta nueiti pas juos apsilankyti. Jie tikrai jau paleido naują sezono filmus, tai bus ir Shiningas, Kerė, kas ten pirmasis, man atrodo, Sofijos Kopolos filmas Jaunosios savižudės ir panašiai. Tai, kad pasižiūrėkite, jeigu esat Vilniui, man atrodo, jie Vilniui ir Kaune galbūt daro, tai vat, galima per šitą hebrą pasižiūrėti senų filmų. Jie tikrai šaunuoliai atrenka filmų ir dar yra paskelbę tik tai dalį to, tai bus ir daugiau. Tai va. Taip, vis dar One Day ir paskutinis, mūsų tradicinis klausytojas Donatas. Donatai, ačiū tau, kad klausai ir visą laiką pakomentuoji, išaiški savo nuomonę. Rašo taip. Kas liečia live action, tai nesu rasistas, bet mane žudo, kai paima pasaką kaip Undinėlė ar Snieguolė ir įkala visiškai kitos rasės aktorė. Labai neskaniai žiūrisi, kai bando keisti vos ne iš pagrindų. O dėl Borderlands, tai tikėjausi gerą filmo, nemačiau kol kas, bet nustebau, kad tokie atsiliepimai.
Pattinsono Batmanas... Nustebau ar nenustebau? Nustebau. Okay. Pattinsono Batmanas be proto nelipo man pirmas filmas, kurį išjungiau įpusėjęs. Na, bet galbūt pas mane skonis nekoks, reiks duoti antrą šansą. Pirmiausia, tai kiekvienas turim savo skonį. Yeah. Ir jeigu nepatiko, tai nepatiko. Ir tai yra visiškai normalu. Ir mes mūsų nuomonės gali išsiskirti. Ir dažnu atveju yra tiesiog pats gražiausias dalykas. Tai, kad mūsų nuomonės išsiskiria. Nes jeigu visi galvotume vienodai, tai būtų neįdomu. Bet mes jau kalbėjome, ne, kad, man, pavyzdžiui, Batmanas visai kitokios stilistikos ir panašiai. Ir galbūt šiek tiek per ilgas filmas, bet buvo geras. Dėl Borderlandų. Dar nepažiūrėjau, bet žinau, kad jisai VOD yra ir pasižiūrėsiu, nes aš tiesiog, man tiesiog gaila laiko buvo ir taip nuoširdžiai. Nuoširdžiai buvo gaila laiko. Aš suprantu tai, žinau. Ir čia vienas iš tų unikalių atvejų, kai filmo spoileriai internete atsiduria po mėnesio, blėt, ir reikėjo laukti mėnesį. Nes niekam neįdomu, žinau. Vakar, pirmą kartą pamačiau spoilerius. Pasakyk, kad pabaigą pamatei. Ne, žinau, ar pabaigai ten tiesiog ištraukos buvo iš badonka-donk visokių ir ten tų tokių tūpų bairių ir aš ten tas ištraukas žiūriu ir galvoju, o dieve. Tai va, tai kaip pasižiūrėsim, tada dar kartelį pakalbėsim apie tai, nes aš tiesiog, žinai, stengiausi bėgti paskui premjeras, apie jas apšnekėsim, bet tiesiog šitam šūdo gabalui tiesiog... Aš nujaučiu, kad jisai bus šūdo gabalas, už tai taip sakau, bet šitam prastai vertinamam filmui aš tiesiog nenorėjau skirti laiko ir čia mūčintis tenais tiek. Bet Alieną dar pažiūrėsiu. Metų flopas, manau. Tai va. Ir... Ačiū visiems, kad komentuojat. Komentarą atsiprašau, jeigu ten kažką sujungiam, bet šiaip, ta prasme, vis tiek aptariam praktiškai visus. Jeigu kažko neaptarėm, tai... Tai permeskit iš naujo. Ne, tai tiesiog tikrai perskaitėm. Jo, tai perskaitėm for a fact, bet manau, kad mes viską ir aptarėm. Yra tiesiog komentarų, kurie yra tiesiog kažkoks komplimentas, sakykim, tai ačiū jums. Tokio dažnai neskaitom, tiesiog pasiskaitom ir tyliai pasidžiaugiam, kad kažkam patinka. Žodžiu, tai rugsėjo filmai. Rugsėjo filmai. Aš nežinau jeigu tu gerai atsimeni apie rugpjūčio galo filmus, tai tu gali pasakyti, nes aš susirašiau tik rugsėjo. Ne, tai mes pakalbėkim apie rugsėjo filmus ir taip, kad netemt labai laiko. Esminės premjeras. Ok, tai jau pradėjom rodyti Beetlejuice'ą. Jo, Beetlejuice'as nuo šiandieno, tiksliau, mes kaip filmuojam šią laidą, tai oficialiai nuo šiandienos. Jo, nuo 6 dienos. Nuo 6 dienos. Mes spėjom pasižiūrėti vakar, tai šiandien yra rugsėjo 6 diena. Mūsų laiku, jūsų laiku gal kitą dieną. Jep, tai man atrodo visi žino, kas yra Beetlejuice, tai jo. N13 filmas. Gali ir vaikai žiūrėti, nors biškai kraupokų vietų yra, bet tokių juokingai kraupokų. Aš apšnekėsim, manau. Ok, tada Fading Whispers Below arba Duobėje, tai lietuvių kurtas išlikimo trileris, N16, dar nespėjau irgi pasižiūrėti. Ja, filmas su Vytautu Kaniušoniu. Puikiausių aktorių Lietuvos, mano nuomonė, vienu iš top 3, jeigu ne top 1. Bet, sakykime, jeigu taip dėliotumėt trejetuką, tai man Vytautas yra vienoje iš pirmųjų vietų. Ir tenais yra ir Ainis Storpirštis, kuris irgi šiaip labai geras aktorius yra ir geba gerai įkūnyti savo personažus. Tai lietuviškas filmas, pirmasis išlikimo trileris, sakykime, toks... Buvo keistoka pamatyti, žinai, kad... mes nesam siaubo filmų kūrėjai. Ten nesiaubo filmas. Jis toks. Ne, ten viskas yra ant to, kad čiuvas įstringa duobėj po mašiną. To, žinai, kaip, ten kažką daryti reikia. Labai, aš nemačiau, tai sorry, jeigu kažką klaidinu. Tai iš esmės istorija filmo yra apie tai, ten pagrindas istorijos yra, kad bičas su dėdė vagia automobilius ir reikia prabangius automobilius, šiuo atveju Maserati. Ir reikia iškrapštyti GPS-ą, jie nuvaro į mišką, kur yra įrengta specialiai jiems tam padaryta duobė. Bičas įlenda, krapšto GPS-ą, o dėdė numiršta. Bet taip ir galvojau. Čia kai buvo tas filmas, kai, neatsimenu, man atrodo, kažkokie ten sekso žaidimėliai, kai pririšo vyrą prie lovos. Gerald's Game. Moterį pririšo čia prie lovos. Čia pagal Stepheno Kingo romaną yra. Ir mirė vyras. Taip. O tokia istorija. Neatsim, kaip vadinasi tas filmas, bet... Geraldo žaidimas.
Taip vadinasi. Taip, okay. taip. Geralt's Game. Tai vat, duobėje nuo rugsėjo 6 dienos. Tai jau rodome. Jau rodo. Speak No Evil. Siaubo trileris, N16. Šiam filme šeimos savaitgalis dvare pavirsta siaubingų psichologinių košmarų. Jeigu kolega kažką turi pridėti, tai pridėk. Aš labai trumpai apsirašiau, kad labai daug laiko neužėjau. Jo, tai iš principo Danų trilerio perdirbinys. Danų filmas išėjo prieš 3 metus turbūt, kino pavasarį jį rodė. Visų puikiai priimtas, labai geras, gera istorija, labai traukiantis siužetas ir labai geras plotvistas. Ir čia amerikoniškas perdirbinys. Galite mėgt, bet filme vaidina Jamesas McAvoy'us, tai šiaip puikus, talentingas aktorius, gebantis afigienai pakeisti save. Perkreipti veidą ir tuo pačiu visiškai įjungt psichopatą, tai vien jisai turėtų ten filmą, net jeigu jisai yra silpnesnis už originalą. Nice. Rugsėjo 13 pradedam rodyti. Jo, rugsėjo 13 dar išeina Madame Kliko. Jo, kitas mano sąraše. Tai filmas apie moterį, kuri išaugino šampano imperiją iš principo. Yep. Tai aktorė gal ir nėra labai žinoma mūsų kraštuose, bet aš ją esu matęs ten kai kuriuose filmuose. Šiaip visai nebloga aktorė, kaip jinai pasirodys, aš nežinau. Bus matyti, kai filmas išeis. Bet tai yra tokia female empowerment, ne? Istorija apie tai, kaip moteris tais laikais, kaip vyksta filmo veiksmas. Jos neturėjo teisės valdyti vynuogyno, nes aš kaip suprantu, jinai paveldėjo tą vynuogyną, bet jinai buvo moteris, o Prancūzijoje moteris neturėjo teisės valdyti vynuogynų. Todėl atsirado vyras, kuris tenais per jį buvo valdoma, bet paskui galiausiai ten jinai vis tiek paėmė. Tai žodžiu, tas Kliko antras žodis šampano pavadinime yra ir dabar, jis yra beprotiškai populiarus šampanas ir va. Tai turėtų būti įdomi istorija iš tikrųjų. Jo, apie stiprią moterį ir apie pirmąją moterį verslininkę. Tai, manau, visai įdomu. Rugsėjo 13 taip pat pradedam rodyti. Ir taip pat rugsėjo 13 Hellboy The Crooked Man. Veiksmo siaubo filmas. Aš žiūrėjau trailerį. God damn, kaip gerai atrodo. Tu nežiūrėjai? Žiūrėjau. Tu kažkoks netoks užsivedęs. Matai, aš esu puristas šiuo atveju. Ir man Guillermo del Toro Hellboy'us yra tikrasis Hellboy'us. Nu, žinau, bet... Ir aš bijau, kad šitas filmas susilauks tokio paties likimo, bet duosiu šansą. Nu, bet šiaip neįmant to, kad kitas Hellboy'us šiaip neblogai atrodo. Jo, tą vaibą pagauna, žinai, iš principo, nesgi komiksai, žinai. Tai pagal komiksus sukurtas toks biškis siaubo pasakojimas, Hellboy'us yra toks personažas, kuris manis biški per mažas, taip, jeigu nuoširdžiai kalbant. Aš ką trailerį mačiau, jis dydžių per mažas. Nes pavyzdžiui, tas rebootas, kur buvo su... Žodžiu, po originalio, prieš kelis metus ten, prieš kelis metus su Davidu Harboru. Hellboy'us, pats Harboras kaip Hellboy'us man tiko, bet filmas buvo šūdas. Jo toks čadiškas veidas. Jo. Jis labai gerai atrodė. Šiaip, jeigu normalią istoriją būtų padarę, manau, būtų lipę, bet tiesiog pats siužetas buvo visiškai mėšlo krūva ir buvo tiesiog košmariškas filmas. Jau tokia banalybė, kad buvo baisu žiūrėti. Tai tikiuosi, kad šitas bus geresnis. Man tas Crooked Man labai gerai atrodo, bet šiaip išversta tai debiliškai. Sukčius? Jo. Biškai ne iš tos pusės išverta, bet... Jo, bet, jo, sakykim. Tai rugsėjo 13. Jo. Irgi, N16. Bolero, tai Europos kinas, čia, man regis, prancūzų kalba. Jo, apie operos sukūrimą. Jo, tai realiai biografinė drama apie muziką, choreografiją, kūrybą, meilę. Rugsėjo 13 dieną. Kas mėgsta Europos kiną? Aš nelabai. Man sunku yra klausyti kitą kalbą fone. Nepatinka titrus skaityti. Sunku. Šiaip turi savotiško šarmo, kaip aš žiūri ten per LRT, žinai, ir girdi ten prancūzus, žinai, ir vokiečius. Jo. Nu, bet ar aš pasirinkčiau į kiną eiti šitam? Nežinau. Bet jūs galite eiti. Jo. Tai kažkam reikia. Kažkam reikia Europos kiną žiūrėti. Kitu atveju nebeturėsim tokių filmų, tai va. Yes. Toliau, Transformers 1 animacinis filmas, kuris pasakoja apie Optimus Prime ir Megatrono, kaip jie tapo priešai. Tai žodžiu, rugsėjo 20 dieną tai bus prequelas, tik animacinis Transformerių.
labai internete daug dėmesio sulaukęs. Jo, šiaip labai įdomi animacija, aš kalbėjau su platintojais ir vienas iš tų platintojų sakė, kad filmas net netrodo kaip animacija. Kai tu žiūri, Nes atjungęs, nes stilius... paveiksliuko atrodo... Jo, iš paveiksliuko atrodo, bet animacijos stilius yra toksai, kuris yra vos ne hiperrealistinis, žinai. Wow. Nu, tai nėra live actionas, bet jisai yra labai arti realizmo. Ten tokia įdomi 3D animacija. Ir bus rodomas lietuviškai dubliuotai, aišku, jaunai auditorijai, ir tuo pačiu bus anglų su subtitrais, kas yra labai labai retai pas mus kino teatruose. Tai jeigu norit pasižiūrėti su tėvais filmą, nepaisant to, kad tai yra animacija, bet galėsi žiūrėti originalą kalbą su lietuviškais subtitrais ir bus žiauriai cool. Tai va. Tai šiaip įdomi turėtų būti istorija, tikrai mačiau, kad labai geri atsiliepimai apie filmą. Šiek tiek baisu, kad gali išsigąs žmonės tos keistos animacijos, bet, neįprastos. Aš manau, priprantama, žinai, per 10 minučių tiesiog. Jo, duokit 5 minutės, 5 ar 10 minučių ir bus viskas ok. Čia kaip ta plastilininė animacija, žinai, pasižiūri 10 minučių ir paskui tiesiog, akis pripranta ir tiek, žinai. Tai rugsėjo 20 dieną. Toliau, lietuvių kūrinys Sesės, Lokarno kino festivalyje laimėjęs 2 apdovanojimus. 2 auksinius leopardus už geriausią režisūrą ir už geriausius aktorius. Tai apie šeimų susitikimą, kuris vedamas pavydo ir konkurencijos pasisuka labai netikėta linkme. Tai N13 drama, rugsėjo 20 dieną. Labai kviečiam visus pasižiūrėti. Šiaip pagrindinius vaidmenis atliks realiai 4 aktoriai. 2 iš jų aš prisipažinsiu nežinau, bet žinau... Kaip užkrito? Kas? Pavardė. Kieno? Tuoj pasakysiu. Gelminės? Gelminė Glemžaitė vieną iš pagrindinių vaidmenų atlieka. Ir Paulius Markevičius. Paulius yra šiaip afigienas aktorius. Jisai kartu vaidino jau be tų lietuviškų projektų, kur buvo Išgyventi vasarą, jeigu neklystu, ir kitų. Jisai vaidino ir Černobylio seriale šiek tiek. Ir kituose užsienio projektuose, tai jisai yra pakankamai talentingas aktorius. Jis talentingas aktorius, kuris tikrai geba perteikti savo vaidmenis, ir bičas darė dalykus, kaip daro jau Amerikoje, žinai, pusę metų vaidmenį kučiojasi. Kad būtų užsibulkinęs. Tai bičas ir pasportavęs, tai vat... Jisai vaidino... Aš dabar maišau. Boksiorą? Ar ne? Ar aš maišau filmus? Jo. Skaičiau, kad... Buvo stiprus pasiruošimas. Jo, tai va. Ir filmas atstovaus jau Lietuvą Oskarams. Ir labai įdomu, kaip Gelminė pasirodys draminiam vaidmenį. Man labai įdomu, tikrai nuoširdžiai, nes jinai anksčiau būdavo komedijose su draminiais elementais, jai mano asmeninė nuomonė nesmarkiai sekėsi, bet čia, jeigu jinai kaip vienas iš aktorių kolektyvo gavo apdovanojimą, aš esu tikras, kad jinai pasirodė puikiai. Tai žiūrėsim. Šiaip iš tikrųjų labai laukiu šito filmo, nuoširdžiai. Aš labai retai laukiu lietuviškų premjerų, bet šito filmo tikrai nuoširdžiai laukiu. Aš mačiau, neatsimenu, ar pas Gelminę, ar pas Tonkų, man tą mačiau storiose, kad jie važiavo į Šveicariją, tai jau nuo to momento žinau, kad šitą filmą reikia pasižiūrėti. Būtinai. Tai visus irgi kviečiam pasižiūrėti ir palaikyti. Ir dar greitai 20 dieną dar bus toks Gobšuoliai, Greedy People. Išskiriu šitą filmą ne dėl to, kad jis ten kažkoks tai ypatingas savo turinio, bet dėl to, kad grįžta Josephas Gordonas-Levitas. Jeigu žinot šitą aktorių, tai žinot, apie ką aš kalbu. Man jis be proto patinka. Jis yra bičas, kuris turėjo kažkaip staigiai dingo iš visų ekranų, nors vienu momentu buvo visur. Jis vaidino vienam iš mėgstame topinių, sakykime, kuris mane visiškai nustebinęs buvo Laiko kilpa arba Looper su Bruce Willisu. Buvo toks iš niekur atsiradęs filmas, kuris tiesiog nunešė man smegenis. Tuo pačiu ir Dark Knight'e, ir Inception'e, su Nolanu dirbė su viskuo, ir aš taip pasilgęs buvau jo kine, ir aš dabar matau, kad jisai vaidins, ir šiaip žiauriai happy esu. Filmas šiaip realiai pasakoja apie mažą miestelį, kur vyksta žmogžudystė, atsiranda daug pinigų ir visas miestelis bando tos pinigus viens iš kitų pavogti. Tokia biški juodo humoro komedija, tai manau, kad bus tikrai fun. Aš pažiūrėjau, aš esu matęs Looperą. Bet labai mažais fragmentais tik atsimenu. Jo. Tai va, toliau, 27 dieną... Love Lies Bleeding. Love Lies Bleeding, taip. Taip pat rugsėjo 20 dieną N18 veiksmo filmas.
Kriminalinis. A24 studija, hebra. Jo, tai čia svarbi labai vieta. Taip. Gal svarbiausia vieta. Tai mes visi žinom, kad A24 studijos filmai niekada nenuvilia. Slepina, kaip sakė. Visiškai. Tai slepins ir dar prieš premjerą, jeigu sekat mane tik tokia, tai greit sužinosit, apie ką aš kalbu. Jeigu žinot mane, ką aš darau be tik toko, tai tikrai žinot, apie ką aš kalbu, bet naujienos labai greitai bus. Jo, tai žodžiu, sekite mane tik tokia ir sužinosit jo. Apie šį filmą daugiau. Taip pat dar yra Never Let Go, dar vienas siaubo trileris, kuriame šeimai gyvenančiai miško glūdumoje, norint išgyventi, svarbiausia nepaleisti prie namo pririštos virvės rugsėjo 20 dieną. Cenzo neradau, galimai ant 16. Jo, ant 16 bus. Jo, kadangi siaubo, bet, žinai, būna kartais yra ant 18. Bet šitas ant 16. Su Halle Berry irgi seniai matyta kino ekranuose. Labai įdomus šiaip ploto, vingas turbūt, nežinau vingas, bet toks tiesiog siužetinis dalykas, kad jie teoriškai yra saugus tol, kol yra prisirišę prie virvės, kuri yra pririšta prie namo. Jo. Tai vat, tas kažkaip visai įdomiai. Toks biški... Palieka tokį, o kodėl? Tylos zonos vaibelis toks biški, tai vat įdomu. Ir ką, 27 paskutinis savaitgalis mėnesio bus irgi dar premjerų visai nemažai. Jo, tai bus Substancija, siaubo filmas. Šiaip daug siaubekų rugsėjai išeina. Jo, what the hell. Nes spalio gale nėra. Spalio gale nėra. Vienas bus, bet tik tai vienas, o čia jau 4, žinai, išėlės. Tai... Matai, jie mėnesio anksčiau biškai prieš Halloweeną ir... Substancija su Demi Moore filmas, toks body horror, jeigu jums patinka, kur mėsinėja visai ten kūnus ir daro, tai turėtų patikti. Filmą Kanuose matė mano kolegė iš baukinio portalo Viktė, shout out to Viktė, kuri pasakė, kad ir ką esi išlikslaus ir baisaus matęs, tai čia bus dar žiauriau. Tai toks turėtų būti, šiaip žmogus, kuris labai daug, ypatingai Europos ir to nekomercinio arthausinio kino žiūri ir tikrai, mačius daug ką, tai jeigu jau šitas nustebino, tai turėtų būti tikrai kažkoks labai šokiruojantis filmas. Okay. Go ahead. Taip, savaitgalis Taipėjuje. Adrenalino ir veiksmo pilna veiksmo komedija rugsėjo 27 dieną. Tada Azrael. Iškart pasakau, Azraelio nebėra. Nebėra? Ką tik nukencelino filmą. Tai... God damn it, kodėl? Nežinau. Nežinai? Ok. Pamirškite apie Azraelį. Yeah. Azraelį. Karočią, nesvarbu. Ir paskutinis šio mėnesio filmas Misija Titanas arba Slingshot. Vėlgi, keistas vertimas, bet man kosmosas tiesiog kaip iš Slingshot tampa Misija Titanas. Bet... Tai tiesiogiai neišversi. Ragatkė pavadinsi? Taip, ragatkė ir viskas. Bet žodžiu, tai mokslinės fantastinės istorija apie 3 astronautų kelionį į Saturno mėnulį. Tai kupinas įtampos filmas, kuriame menkiausia astronauto klaida gali kainuoti kelionę į begalinę visatos tuštumą. Rugsėjo 27 dieną. Kol kas dar be cenzo. Nežinau, N16, N13 neįsivaizduoju. Nežinau, bus matyti. Dar neuždėta. Tai vad, žodžiu, ir tai yra viskas, ką mes matysime. Ir dar porą kitų animacinių filmų, kurių aš neminėjau. Ja, dar bus tenais, ten jie ateina, išeina, išlaikyti. Ozzy, man atrodo, kažkoks ten... Ozzy jau pradėjo rodyti. Jau pradėjo rodyti? Ne. Jo. Tai va, žodžiu. Ozzy beje, tokia... jeigu jau užsiminėm, tai Ozzy yra Leonardo DiCaprio producintas filmas. Ne? Ja, yra aplinkosauga su gamta, apie mergaitę fucking hell. Orangutangiukę. O, fuck. Jo, aš suprantu dabar, kodėl tu sunku buvo pasakyti. Va, tai šiaip turėtų būti gražus filmas ir mėnesio gale dar bus 10 Katino gyvenimų apie taip, kaip Katinas turi pergyventi visus savo gyvenimus, 9 gyvenimus, matyt prieš dar kitą, bet vis kito gyvūno kailyje. Tai biškai įdomiau. Plot twist. Okay. Va. Tai apkalbėjom tai, kas laukia rugsėjai žiauriai daug filmų, belė kiek daug filmų ir spalio mėnesį, aišku, irgi bus žiauriai daug filmų. Ir dabar prasideda sezonas, kaip eis po savaitgalį po 5-6 premjeras. Jeigu jūs norit, kad kažkokį filmą pasižiūrėtumėt, spėtumėt pasižiūrėti filmą prieš jam iškrentant iš tinklelio, jūs turite eiti labai greitai.
čia yra toks pastebėjimas. Aš suprantu, kad sunku sekti, kas iš tikrųjų ateina, bet visą laiką yra bet kurio kino teatro puslapį atidarę, pasižiūrėję į priekį mėnesį, greičiausiai matysit, kas pasirodo, bent jau mėnesį. Jo. Susižymėkit premjeras, eikit tada, kai filmas išeina, nes jeigu jūs nenueinat ir sakot, nueisiu ten po porą savaičių. Ir taip pagalvoja visi. Po porą savaičių nebus. Po porą savaičių nebus, nes šiaip, principas, aš labai greitai papasakosiu, kad žmonėm būtų aiškiau. Pasakok, žinoma. Paimi filmą, įdedi į tinklelį. Duodi jam erdvės. Ir tada pamatai, kad per savaitgalį atėjo 16 žiūrovų į 12 seansų. Ar į ten kokias 8 seansus. Ir tu išmeti. Tada paėmė. Taip. Ir viskas. Ir labai paprastai. Ir tada gaunam žinučių, o tai kodėl neberodo to filmo? Nes netėjai. Taip, ponai ir ponios. Tiesiog turi būti greita reakcija. Aš suprantu, kad yra tam tikros išimtis. Tu žinai, kad filmas yra geras, bet aplinka yra nedėkinga. Nu jo. Tai startuoji su labai mažai seansų, bet tuos labai mažai seansų, mažai tai aš turiu galvoj 1-2 seansais per dieną, ir duodi ilgesnės kojas. Ta prasme, jeigu tu žinai, kad filmas tikrai yra geras ir turi potencialą ir tiesiog žmonės galbūt netras dėl to, kad šalia stovi major didelis filmas, o mes žinom, kad žmonės kiekvieną savaitgalį nevaikšto į kiną, visi turi galvoje. Ne mes, bet, tipo... Mes ligoniai, bainių. Nieko naujo. Tai, tu ten duodi, jau ten labai idealus atvejis kartą per mėnesį, žinai, jeigu ateina. Čia pagal statistiką aš kalbu. Tai jeigu, sakykime, žmogus atėjo dabar į filmą ir tą patį savaitgalį šiandien kitas filmas, tai gal jis ateis po 2 savaičių, žinai. Bet tu žinai, kad sunkus, geras, stiprus filmas, kuriam reikia auditorija, kad jie suprastų, kad filmas eina, tai tu palauki, žinai, ten 1 savaitę palauki, pasižiūri, taip vidutiniškai arba taip prastai, žinai, bet jeigu erdvės yra, tipo neteina sekantį savaitgalį 7 premjeros, tai tada įdedi dar 1 savaitę ir tada žiūri, kad jeigu išlaiko tą patį ritmą, dar savaitę įdedi, žinai, jeigu krenta, tai tada meti lauk, jeigu nekrenta, tada, jeigu galbūt ir buvę, kad ir paauga, pavyzdžiui, prasti reikalai, filmas 1 savaitę nubombino taip, kad baisu, 2 savaitę šoko į viršų. Tas pats su Banginiu buvo, kaip realiai po 2 savaičių aš norėjau jį išmest, bet galvoju, dar paliksiu, žinai, ir 8 savaitės rodė. Nice. Tai va. Tai yra tokių filmų, unikalių, išskirtinių variantų, bet tai daugiau išimtis yra negu taisyklė. Tai jeigu norit pasižiūrėti kažkokį filmą, eikit iš karto. Tai va. Pamokėlė baigėsi. Moralas atskaitytas, galim kalbėti apie naujienas. Greitai. Naujienas. Aš jau sakiau Vainiui, kad nieko gero neradau iš tiesų. Turim nieko gero. Jis sako, nieko gero nebuvo. Aš sakau, taigi paskelbė apie Jurassic World naują. Jis sako, nemačiau. Na, aš toks. Jurassic World bus naujas filmas, Rebirth vadinsis, ir jame pagrindinius vaidmenis atliks Scarlett Johansson ir Mahershala Ali. Pakartok pirmą aktorę. Scarlett Johansson. Gal nueisiu šitą? Na. Atvirai pasakysiu, paskutiniai filmai šūdas buvo. Aš labai myliu Jūros periodo franšizę. Tai yra mano vaikystės filmas, aš jau kaip kalbėjau, kad norėčiau pamatyti. Ir, aš suprantu. Mes skirtingi. Ja, tau Notebookas, man Jurassic. Ne, fuck, baig. Negali taip lyginti mane. Bet, suteiksiu šansą, nes aktoriai geri ir aišku. Šiaip juokingiausia, kad ir koks šūdinas filmas. Paskutinis filmas buvo Dominion buvo šūdinas, visiškai. Bet vis tiek eisiu žiūrėti toliau. Bet milijardą surinko. Man čia tai nesąmonė. I know! Bet žodžiu. Tas pats įsivaizduoju, kad dabar Borderlands milijardus surinktų. Tai va. Tai čia viena iš naujienų. Kita naujiena – Minecraftas. Jo. Pasirodė pirmasis Minecrafto traileris. Užvakar, man atrodo. Tai buvo 4 dieną. Rugsėjo išėjo Minecrafto traileris. Pasakyk, kolega, kaip tu? Aš būsiu absoliučiai turbūt mažumoj šiuo atveju. Ir tu sakys, kad to patinka. Man visai zaibys atrodo. Aš manau, kad mes šiaip, hebra, iškart heitin pradėjo
galimai tai susijęs su tuo, kad aš nesu žaidęs Minecraft'o ir mane 8 bitų šitą žaidimas mane nervina, nes aš kažkada RuneScape'ą žaidžiau ar RuneScape ar whatever ir man nahui vemt norisi nuo to. Ką tu ant RuneScape'o? Ką? Šiaip pikus žaidimas. Gal ir pikus. Manęs nevilioja ir aš dėl to Minecraft'o niekada nežaidžiau ir manęs visiškai neįdomu ir vapšė pohui. Ir filmas, man atrodo, visai smagus. Ir tai, kad Jasonas Momoa yra su kažkokiu žiauri pigiu peruku, irgi atrodo prikolas. Ir aš praktiškai nieko nežinau apie tą filmą, apart to, kad tai yra beisinta ant Minecraft'o žaidimo. Ir aš manau, kad einant laiku, kai paaiškės daugiau ploto detalių, kai gausim normalų trailerį, turėtų viskas normaliai atrodyti. Ir man labai juokinga ta kvadratinė lama buvo. Aš išvengiau iki negalėjau. Gerai, lama visai juokinga buvo. Šiaip jau. Bet kalbėjau su mūsų kolega, kuris mums padeda su podcastu Arminu ir jisai sakė, man atrodo, čia geriausia, ką jie galėjo padaryti. Realiai, tipo, ką tu daugiau gali išspausti, tai yra Minecraftas, tai yra, kaip tu sakė, 8 bitai, tai yra kvadratai. Ja, šiaip mačiau daug heito ant to, kad live actioną darė animaciją, bet man kaip tik atrodo cool, daug heito, kad bando kopijuoti Jumanji, kad tipo į žaidimą persikelia, bet mes nežinom, kas tenais iš tikrųjų yra ir kaip ten viskas įvyks. Bet panašu buvo, nes jie taip įėjo. Jo. Dar vienas dalykas. Aišku, kad bus Jackas Blackas, blėt. Ko tu heitin? Jackas yra zaibys. Jis toks, I am Steve. Tai aišku, blėt, kad tu esi... nežinau. Aš tai žinau, kad Steve'as. Jis buvo naujieną paskelbta, kad jis kastintas kaip Steve'as. Tiesiog jo tas toks... Nežinau. Tai aš suprantu, kad tu esi iš tų, kuriems tau nepatiko. Aš dvejopas nuomonės. Aš džiaugiuosi, kad jie kažką bando daryti, bet šiaip girdėjau, kad turėjo visai kitas žmogus režisuoti šitą ir pasikeitė. Gali būt. Žodžiu, bet matysim, kaip čia gausi. Aš neatsim, kada jis išeina. 25, tai yra kitų metų balandžio 4. Ok. Tai dar yra laiko čia visai. Matysim, bet aš kol kas dar taip per vidurys. Nežinau, kurią pusę pasirinkti. Reikia palaukti. Labai keistas live actionas, tiesiog. Šiaip keista animacija šiek tiek, tai reiktų turbūt priprasti toks live action kvadratiniai paršeliai, kurie, mušas, nežinau, reikia dar biškį palaukti. Aš manau, kad tas initial hate'as šiuo atveju ne Sonico principų veikia, žinai, tai tiesiog, aš net nežinau, kaip vertinti taip iš principo. Mane atvirai užkabino, bet kaip ten bus, tai nežinau. Aš manau, žinai, klausimas, ką jie ten nori parodyti, žinai. Ja. Jeigu jie įdės tokių dalykų, kuriuos supras žaidėjai, tai yra įdės kažkokius bairius apie Minecraft'o struggles, kur strugglina kiekvienas žaidėjas kažkoje vietoje, kažką, ką žmonės galės relatint, nes vis tiek, kai jis didžioji dalis jaučiu Minecraft'o fanų, tai manau dar visai ištems, bet jeigu kūrė žmogus, kuris nelabai žaidės Minecraft'o ir nelabai supranta, apie ką tai yra, tada bus liūdna. Bet žodžiu, pamatysim balandžio 4 dieną kitų metų. Taip pat išėjo... Tu baigiai su Minecraft'u, dar kažką nori pasisakyti? Ne. Arkeino 2 sezonas, tai išėjo traileris, tai sužinom tai, kad bus Jinx'ės ir V užbaigimas šių dviejų charakterių. Aš, kaip Lolo fanas, galiu pasakyti, kad aš nemačiau net 1 sezono. Aš irgi nemačiau. Man visi labai smarkiai rekomenduoja. Man atrodo, net Minardas, tas, kur buvo sakė, kad būtina pažiūrėti. Iki 2 sezono greičiausiai sužiūrėsim. Tai 1 sezonas nėra ilgas, ten gal 80 serijų. Jo, tai tradicinis dabar jau. Tai, bet šiaip man daug kas sakė, kad jis labai gerai atrodo ir labai gerai padarytas. Ir aš kaip Lolo fanas turėčiau tai tu niekam tik esi fanas. Jo, aš esu suleidęs labai 9 metus žaidžiu Lolo, tarp kitko. Tai va, aš gyvenime nesu žaidęs, tai... Nepradėk. Tai ir neketinu, man užteko Vovo. Oi, čia mano kita lyga, bet gal apie tai kitoje laidoje. Tai va, ir dar vienas dalykas yra, kad antroji Joker dalis jau buvo įvertinta kino kritikų ir Rotten Tomatoes buvo įvertinta 9 balais mažiau negu pirmoji dalis ir surinko 60. Pirmoji dalis surinko šiam 9. Bet čia tik tai kritikų nuomonė.
IMDb nepamenu, koks tai balas, bet... Šiaip filmas gauna dahuja heitų. Tai... Iš kritikų. Iš kritikų. Kol kas. Bet ir pirmas nebuvo puikiausiai. Ta prasme... Depends. Pirmo kritikų nuomonė ir žiūrovų nuomonė skiriasi ant Rotten Tomatoes 20 balų. Tai... Bet reikia dar turėti vieną dalyką omeny. Dabar yra tik tai iš Venecijos festivalio apžvalgos. Venecijos festivalio. Aš nežinau, nemačiau, kiek tenais tų apžvalgų yra, bet normalesnis vaizdas realiai susidaro po 100 apžvalgų. Kiek jau ten tie kritikai teigiamai teigiamai vertinančių filmą. Nes Rotten Tomatoes vertinimas yra biškai kitoks negu kitų platformų. Jeigu kas nežino, galbūt įdomu, tai Rotten Tomatoes kaip vertina filmus. Tai yra balas atsiranda ne dėl to, kad kažkas parašė 6, o dėl to, kiek vartotojų teigiamai vertina iš to, kiek yra išvertinta. Tai yra, jeigu 100 žmonių vertina filmą ir vertina teigiamai, teigiamai ties kažkuria tai skale, ties 6 ir daugiau, sakykime, tai tada yra... Iš principo, kiek teigiamai vertina tų žmonių. Jeigu autorius recenzijas vertina filmą neigiamai, tai vadinasi tiesiog yra minusinis tas balas. Tai va. Tai iš to, kiek yra teigiamai, tai jeigu 100 žmonių vertina, 61 žmogus vertina teigiamai, 39 žmonės vertina neigiamai. Tai va, čia iš taip yra skirstoma Rotten Tomatoes. Tai biškai kitoks principas ir nereikia šiaip, bet net jeigu ir teigiamai vertina ten, žodžiu, nesileidžiam į tas subtilybės, bet iš esmės pats Jokerio filmas, mačiau IGN puslapio, gavo pitaką. Jo, bet IGN šiaip iš principo yra šūdas, jo vertinimas paskutiniu metu, šiaip jau seniai yra visiškai niekam tikęs ir aš visiškai jo nepasitikiu, nes, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pirmas Jokeris gavo 10, which is cool. Bet, supranti, antras pitaka. Gerai, galvotum normaliai. Bet kokie kiti filmai buvo pitakui vertinti? Pavyzdžiui, Monkey Man, kuris šiais metais pasirodė. Okay. Pavyzdžiui, Prisoners. Prisoners pitako? Taip. Nenormalu. Ir daugiau tokių pačių pavyzdžių yra ir tada tu, žinai, žiūri ir galvoji, ar tikrai yra legit žiūrėti šitą vertinimą, šitą puslapio. Tai jūs, jeigu pamatėte tik tai tą vieną 5, tai jūs nepulkit iškart smerkti. Duokit šansą filmui. Nes aš esu tikras, kad jisai tikrai dividins, lygiai taip pat kaip dividina Jokeris. Nesutikau nei vieno žmogaus, kuris man yra sakęs, kad Jokeris pirmas buvo, toks nieko. Tai buvo arba labai zaibys, arba nahui sako, kas per šūdų krūvą. Yep. Ir lygiai tas pats bus su antru filmu. Ypatingai dar, manau, ir daugiau atsiras žmonių, kurie nekenčia muziklų ir kadangi tas pusė filmo turbūt bus dainuojama. Aš nekenčiu muziklų. Bet, tu dar gali ten žiūrėti. Aš žiūrėsiu, taip. Tai va. Tai... Žiūrėk, ir tai nereiškia, kad tau nepasakė. Kaip ir sakiau. 6-2, bet ta prasme, jeigu pamatytum tendenciją, arba 10, arba 1. Tipo, labai mažai žmonių, kurie vertina in between. Taip. Tai va, tai arba labai blogai, arba labai gerai. Tai nusiteikit viskam. Tai va, žodžiu. Kraštutinumams. Kas mėgo, tiesiog, kam patiko šitas Jokeris ir išliks. Ja. Taip pat, galbūt biškiai atkris žmonių, kuriem patiko Jokeris, bet jie nemėgsta muziklų, tai gal jie pereis į tą vieneto pusę. Ja. Bet šiaip, žodžiu, manau, irgi bus vidutiniškai IMDb vertinta 6,2. Tai truputėlį geriau negu Rotten Tomatoes. Jeigu imant verčiant 100 balę į 10 balę, bet realiai labai arti viens kito. Ant 2 balų skiriasi. Tai va, tai tiek iš naujienų. Nebent tu, kolega, kažką dar turi? Ne. O dabar galim pereiti į tai, ką mes žiūrėjom. Taip. O žiūrėjom 2 labai... Plauk, 2. Aš tai mačiau 2 premjeras. Kiek tu matei? Oi, aš tai mačiau daugiau. Oi, tai pradėk. Aš pradėsiu nuo to, kurio tu nematei. Blink Twice. Nematei. Aš žiūrėsiu šitą kitą savaitę. Jo, tai Blink Twice filmas arba Duok ženklą. Tai aktorės ir jau šiuo atveju režisierė Zoe Kravitz filmas. Toks psichologinis trileris. Psichologinis. Blemba, kalbėti išmokti reikia. Tai psichologinis trileris apie žmonės, kurie išvaro į salą ir ten tūsina, tiksliau, turtingi žmonės pasiema panų ir varo į salą, žinai. Turtingi dėdai.
Ir tūsina, varo narkotikai, rūko, geria, valgo, gerai leidžia laiką ir tada dėl tam tikrų priežasčių, aš nespoilinsiu. Čia be spoilerių šitą sakysiu, nes tu dar nematai, tai, bet dėl tam tikrų priežasčių viena iš panų pradeda atsiminti dalykus. Okay. Atsiminti dalykus, kurių jinai neatsimena. Iš praeitų dienų. Jo, tipo, neatsimena, nu ten pastebi, ten panagės purvinos, ten dar kažkas, bet nieko neatsimena. Okay. Ir tada pradeda atsiminti tokius fragmentus, žinai. Nu ir tada išsivysto istorija ir šiaip iš tikrųjų aš nieko daugiau nebepasakosiu, bet šiaip visai kietai. Ir man patiko Channingas Tatumas, kuris visai tokį blogiečio vaidmenį atliko, tokio žavingo blogiečio vaidmenį, ką jisai labai retai daro. Man patiko jo kolegė, kurios aš pavardės dabar šiuo momentu nepamenu, vien dėl to, kad aš ją pirmą kartą mačiau šiaip kine, bent jau atkreipiau dėmesį pirmą kartą į ją. Jeigu gali, dabar atsidarai? Ką? Ne, neatsidariau. Žodžiu, tai, bet iš principo Channingas Tatumas yra žvaigždė filmo, nu, bet negaliu nepaminėti iš tikrųjų, nes būtų turbūt nesąžininga, žinai, prieš pačią aktorę. Jo labiau, kad jinai tikrai įtikinamai suvaidino ir aš manau, kad verta dėmesio yra. Ir tai yra kas man šiandien darosi? Naomi Eki. Tai jo. Aš matau, kad jinai dar vaidino Lady Macbeth, Star Wars'uose, Skywalkerio iškilime ir taip toliau. Tai, nice. Va. Buvo ir daugiau aktorių. Aš labai džiaugiausi, kad Kristianas Slateris sugrįžo į ekranus. Aš jo taip pasilgęs esu. Jis toks mano vaikystės aktorius. Kuris buvo? Gėrė? Matyt, kad prasigėrė. Ar tokia, žinai, kaip sako, karjeros pauzė, bet šiaip vartojau, tai po 10 metų. Ja. Tada buvo dar Haley Joel Osment aktorius, kurį geriausiai visi atsimena iš 6 pojūčio, tas berniukas, kur buvo. Sixth Sense. Su Bruce Willisu, kur buvo berniukas. Atrodo, mačiau. Tai dabar jisai suaugęs, su barzda toks biški nusinešęs, bet... ir jeigu dar šiais metais matėt filmą Hitman, ta tokia komedija. Ta netikrą Hitmaną. Jo. Okay. Tai Adrija Arjona, kuri tenais pagrindinį vaidmenį atliko, čia irgi vaidina vieną iš pagrindinių vaidmenų. Ir jinai yra tikrai puikiai ir aš matau, kad jos karjera po truputį auga ir aš labai džiaugiuosi, nes man visai fainai žiūrėti, kaip jinai vaidina. Nice. Tai va, tai šiaip, jeigu ar rekomenduočiau ar ne, tai rekomenduočiau. Tikrai geras įtraukiantis filmas, tikrai smagus ir toks nenubodus. Gal galėtų šiek tiek pradžia greičiau suktis, bet iš principo man neprailgo jisai ir visai smagiai susižiūrėjo. Tai rekomenduoju Duok ženklą, jis vis dar rodomas kinuose ir tikrai nueikit. Next. The Crow. Okay. Tai šitas filmas, apie kurį mes abudu matėm. Šiaip jau labai seniai buvo, kad abudu būtume matę filmą, ne? Praeitą savaitę buvo kažkas. Praeitą laidą. Jo. Vienas ar kažką tai matėm. It Ends With Us? It Ends With Us, jo. Šitą šiam. Plemba. Fuck. Aš prisipažinsiu, aš nesu matęs to originalo. Seną filmą, nežinau, kelintus ten metų, 9. Žodžiu, nesu matęs to filmo. Girdėjau iš žmonių, kad jis buvo geresnis, tamsesnis, toksai labiau gotikinis negu šitas. Prisipažinsiu iš karto, kad man šitas nelabai patiko. Aš truputėlį buvau įmestas į kažkokią marmalą, aš nesupratau. Pradžioj nieko nesuprantu. Kažkas kažką gaudo, ten jie bėga, tas numirė, kažkur įkrito, kur jis ten įkrito, žinait, nieko nesuprantu, kažkokiu, nežinau, tiesiog pasimečiau, žinai, tam filme. Po to jau į galą pradėjau aiškėti apskritai apie ką čia ir kodėl, bet vis tiek nesupratau, kodėl jisai buvo pasirinktas, kaip jie taip paprastai pabėgo iš tos psichiatrijos, kodėl jų nieks neieškojo, po chatas vaikščioja kaip... Iš kur tos chatos? Tai prasme, nežinau, man labai, žinai, aš visada logikos ieškau, man visada trūko logikos visur, Skarsgardas, jo veidas labai tiko čia. Toksai aštrus, piktas, jis moka padaryti tokį rūstų žvilgsnį, jis tikrai pačioj pabaigoj
Šiauriai kietai atrodė. Labai, nu, ta prasme, įspūdingai. Operoj? Jo. Blet, Kai operoj. jis įsidažė tas akis, Jo, jo. kai čia buvo, žinai, išryškino tą jawline'ą, nu labai gerai atrodė. Ta katana, blemba, galėjo būti biški ilgesnė. Jo, Labai nes ten jau juokingai. nebe katana, ten Jo. kitoks. Aš neatsimenu, kaip jisai vadinasi, Aš ir bet nepamenu. jis eina kartu su katana ir tas Jo, jo. trumpesnis, žinai. Jo, jo. Tai žodžiu, galėjo būti ilgesnė katana. Būtų atrodė daug geriau. Mhm. Bet kai jisai ėjo toks nesustabdamas, žinai, nu labai krūtai atrodė. Man žinai, kas... Va čia ta dalis ir buvo geriausia filmo dalis. Ir mane labai piso, kad 1 valandą tu turi sėdėti ir laukti, kol kažkas įvyks. Labai ir ilgai bildino, žinai, tą tokį. labai ilgas bildinimas, labai nuobodi merga, labai neįtikinanti meilės istorija. Nes filmas yra, nu, iš principo, jisai... Istorija turi būti pastatyta ant meilės istorijos. Tai yra filmas ir komiksai yra, nu, ten iš principo ne tik kerštas, net nelabiau kerštas, kiek savęs išpirkimas ir savęs atradimas, galbūt labiau, bet va, to nebuvo šitam filme, nes realiai, nu gerai, tu turi turėti stiprią meilės istoriją, kad būtų labai stiprus, kaip čia tas grief, gedulas, ne? Nu taip, ir tuo metu ir motyvas tau išlenda, žinai, tu dėl to savo meilės tai viską darai, žinai, bet man, aš to nejaučiu, žinai. Ir ten nebuvo jokios Jo, meilės jo. istorijos, nes Skarsgardas yra fantastiškas aktorius. Jisai, nu, jis žiauriai gerai vaidina, jam iš Oskai nesiseka su projektais paskutiniu metu. Visuose bombina. Bet, nu, jisai yra šiaip tikrai talentingas, bet jam čia taip ne, jau ten akivaizdžiai ta atlikėja, nes jinai šiaip, kas ten dainininkė, whatever iš jis, nu, jinai netempia. Ir ta meilės istorija tokia chujova, kad tipo ėjo, pamatė per langelį, staigiai susimetė ir pabėgo iš psichušės. What the fuck? Jo, man Nu, aš... nesusiriša. Gal aš suprasčiau iš jo pusės, kadangi matėsi, kad jis ten stipriai bulinamas, žinai, yra ir stipriai sulaužytas žmogus. Gal jam, žinai, tiek ir tai reikėjo tiesiog paprasčiausio moters dėmesio, žinai. Bet man tokia... Ta meilės istorija gerai pabėgo iš tos ligonės, nuvarė ten, blėt, pagėrė, pavartojo, vieną dieną ten pasitratėjo, blėt, ir viskas jau, tipo, didžiausia meilė. Nu, negali būti viskas, bet taip. Ja. Ir aš jau paaukosiu savo gyvybę ir savo sielą, blėt, dėl tavęs. Ir ką? Nebuvo. Aš visiškai sutinku ir vienintelis tas išperkantis dalykas šito filmo, dėl ko aš pradžioj daviau 3, bet paskui, nu, ta prasme, Letterboxd'e 3 daviau, bet paskui praėjo, va dabar čia 2 savaitės iki 2 numažinau. Nes susigulėjo galvoju, žinai, nes aš dar tokio, tas recency bias, tas vadinamas, žinai, kad man žiauriai patiko ta kova pabaigoje. Žiauriai geras veiksmas, jautėsi tikrai Johno Vicko įtaka, nes kūrėjai, nu, moralės tie patys. Nu, ne tai, kad režisierius ar something, bet matyti studijos žmonės tam tikrai, kurie dirba. Choreografija puikiai padaryta, tikrai aфигена kova, žiauriai gerai taškėtinais viską, aš suprantu už ką 18. Nu, blemba, goro buvo. Taip gerai ten pravarė su pro akis, pro gerklės ir pro visur kitur, tikrai žiauriai cool ir man fainai, kad jį šauna, jis nori, nu, tipo, nuo smūgio atkrenta atgal, žinai, nėra, kad kaip Terminatorius eitų. Jo, žinai, taip natūraliai. Jis žmogus, žinai, jo. Nemirtingas, bet žmogus. Ir, tipo, įkala vieną šūvį, žinai, tai tukšas atšoka atgal ar nukrenta. Nu, jį pristabdo. Jo. Tas fainai. Tas fainai, bet, nu, ta prasme, ir istorija, man žiauriai fainas tos vietos buvo, aš labai mėgstu slow motion kine, ir ten, kur buvo, kai įpisa į vandenį, kur ten būna, krenta, nu ten. Žinai, ką priminė, aš nežinau, ar buvo kažkokių tokių scenų Tenet, bet kažkaip man buvo... Kažkiek kažko buvo ten. Atmuša į slow motion, labai gerai atrodė. Tai va, tokių fainų dalykų buvo, tas filmas nėra absoliutus trešas, bet jisai tikrai netempia originalo ir 100% tikrai netempia komiksų ir... Tarsi jis yra silpnas. Filmas tikrai yra silpnas, bet jį, nu, iškest iš principo galima buvo. Ir tada sakau, aš taip, žinai, valandą prasikankinau. Nu, pranubadžiavau, nesikankinau, bet nubadžiavau, sakykim taip. Ir tada paskutinis pusvalandis buvo visai nice. Tai nenuostabu, kad filmo jau neberodo kino teatruose, taip galiu pasakyti. Jau neberodo? Nebe. Faktai, kaip greitai. Ar aš vėlai nuėjau? Ne, porą savaičių ir jisai krito. Ok, nu tai, jo, žodžiu, toksai biški marmalas,
Bet ar verta laukti valandą, kad pasižiūrėtų tokių skerdinių? Nežinau. Aš dėl to vis dar esu neįvertinęs Letterboxd'e, nes aš irgi laukiu, kol man susigulės, nes aš bijau labai per stipriai blogai įvertinti, nes aš išėjau, toks biškai nepatenkintas. Aš šiaip man nepatinka, kad aš pastaruoju metu labai negatyviai atsiliepiu apie kiną, bet man kažkaip vis nesiseka ir aš nepatenkintas išeinu iš kino. Bet, pavyzdžiui, Crow mane nuvylė ir paskutiniai prieš tai filmą aš irgi ten vertinu 2,5, kažkas tokio, tai yra labai, tipo average arba below average, kas pakankamai negatyviai skamba iš manęs, bet, jeigu taip yra, žinai, tiesiog. Užsiraunėm šunų filmų, ką padarys. Tai ar vidutiniškų, ar labai prastų, ar panašiai. Tai, tokia yra dalia, žinai, žmonių, kurie eina į filmus pastovi. Tai va, žodžiu. Bet einam į pozityvesnę natą ir pakalbėkime apie šios savaitės premjerą, apie tai, ką mes matėm, šiaip, taip išskirtinai, į patį pirmą seansą kartu su Arnu nuėjom. Neėjom ne kartu, bet atėjom kartu į tą patį kiną. Į tą patį seansą. Tai Beetlejuice. Filmas 36 metus lauktas tęsinys, gal ir nelauktas, bet po 36 metų atėjęs tęsinys, iš kurio aš nesitikėjau nieko. Jeigu taip atvirai, aš nieko nesitikėjau, nežinau kaip tu. Aš pirmą filmą buvau matęs prieš 20 metų turbūt. Labai seniai. Aš nesu matęs, žinok. Tai aš visiškai ėjau į tuščią. Aš nežinau, kur aš ėjau. Aš prieš 20 metų ėjau, tai yra žiūrėjau tą filmą. Nieko praktiškai neatsimenu apart to fakto, kad Keatonas tenais buvo. Ta prasme, personažus pamenu, patį basic plotą pamenu, bet ar jis ten man patiko ar ne. Lygtais ne. Man atrodo, kad man jisai nepatiko. Bet aš šitą filmą, kai pasižiūrėjau, aš tokias geras nuotaikas išėjau iš... Man tai pabūstino tą nuotaiką. Aš toks pozityviai nusiteikęs, žinai. Taip žiauriai gerai susižiūrėjau. Vapšė neprailgo. Aš žiauriai gerai buvo. Ta prasme, jis nėra ten tobulo šedevras kažkoks. Ne šedevras. Bet iš karto greitai, kad galima kalbėti apie pliusus būtų, aš pasakysiu savo minusus. Per daug personažų, per daug nereikalingų plot linijų tokių. Jos visos susiveda, Jos susiveda, bet jų tikrai nereikėjo tam filme. Monikos Bellucci linija nereikalinga. Yep. Williamo Dafoe linija nereikalinga. Palik. Dafoe palik. Man jis patinka. Man ir Bellucci patinka. Ir jie šitam filme puikiai atrodė ir toks jausmas, kad visas vaibas geras buvo filmavimo metu ir visi mėgaujasi tuo, ką daro ir tikrai jaučiasi tas ekran. Tikrai jaučiasi, nes žiūri ir tu jauti, kad žmonėms patiko, ką jie darė. Kad jie nesikankino filmuodami, kad jiem buvo smagu daryti tai, ką jie daro. Bet Bellucci tikrai nereikėjo. Bellucci linija šiaip yra tokia visiškai, absoliučiai nereikalinga. Pasivaidėjo 2 minutės, jaučiu sudėjus per viską. Aš galvoju, nežinai, jinai bus Seniai reikėjo, Bertonui reikėjo savo žmoną naują, žinai. Okay. Jinai hot, jinai graži moteris yra, bet jinai buvo tiesiog nereikalinga. Ir tiek. Pripažinkim. Toks fainas additionas, bet tikrai nebūtinas. Jo. Bet žinai, filmas nuo originalo prailgėjo 14 minučių, tai ne taip ir baisiai. Okay. Tai man patiko, išskirsiu vieną dalyką. Jenna Ortega man šiaip patinka. Bet man jinai patiko dėl to, aš bijojau vieną dalyką. Kadangi vaibas labai panašus į Adamsus. Aš bijojau, kad jinai atsineš Wednesday, žinai, tos trečiadienės serialo vaibą. Ir to nebuvo. Taip, jinai vaidino tą tipo paauglę, kuri tenais nepatenkinta viskuo gyvenimu ir taip toliau. Bet jinai turėjo savo... Kas čia lenda visą? Baigit vaikščioti čia, blėt. Gerai. Pardon. Kažkas vis braunas į salę. Bet ji ne... Seriously. Blėt. Blėt, dar kartas. Bet ji kitokį personažą sukūrė. Ir jeigu mes matėm ten šitus stop kadrus tipo iš filmo, kur jinai ten su pamėlusiais pakim ir taip pakeis tai yra ir ten suknelė tokia vos negotikinė. Tai filme paaiškinta, kodėl jinai taip atrodo, bet jinai tikrai nėra tokia kaip trečiadienė, tai gali būti ramus ir nebebus ten Wednesday vibas, jinai tikrai kitaip deliverina ir sukuria personažą, tai žiauriai smagu dėl to. Gal kažkiek keista matyti, kad ta pati Winona Ryder
O, šitą moteris. Išlaikė tą pačią šukuoseną, kai jinai buvo 15 metų. Labai weird. Jo labiau, kad matom tenais intervaluose, blemba, aš nenoriu per daug išspoilint, bet tai gal ir nespoilinam šiaip žmonėm. Šį kartą nespoilinam labai, bet yra vienas beje cameo, labai fainas pradžiai filmo cameo, kur vienas aktorius labai mylimas pasaulio žmonių pasirodo. Jo. Okay. Kas ten toks buvo? Paskui pasakysiu. Ok. Po laidos. Po laidos. Okay. Ir tada, žodžiu, grįžtant prie kitų aktorių, tai Jenna Ortega, kaip sakiau, puikiai pasirodė. Catherine O'Hara visiškai stylino. Jau radau, ok. Ja. Yeah. Stylino visą pasirodymą, visą šou, žinai, ten buvo ahuienai. Jinai žiauriai juokingas buvo personažas, toks labai sarkastiškas, toks skandus, ironiškas ir visoks kitoks. Nu tikrai nice ir labai smagu man ją matyti šiaip sugrįžtančią į kinus vis dažniau. Nu ir aišku Winona Ryder, žinai. Ir aišku pats Michaelas Keatonas, jau čia vienareikšmiškai. Čia, man atrodo, šį kartą daugiau jo buvo negu 17 minučių. Keatonas 14 minučių, man atrodo, buvo. Šitam filme? Ar 17? 17 buvo pirmam filme. Ne, man atrodo 14. Blet, atrodo, kai visą filmą būtų buvę. Ne, žinok, šiandien kaip tik skaičiau ryte. Man galiu greit susirast. Man atrodo, jeigu neklysiu, tai buvo 14 minučių. Fuck, kaip? Aš net nejaučiau jo trūkumo, nes jis taip... 17. Irgi 17. Okay. Viso filmo metu ekrane pasirodė tik apie 17 minučių. Čia antram filme? Gal čia apie pirmą šneka? Nes čia tikrai pirmam filme buvo 17 minučių, tai nežinau. Taip, nesvarbu. Okay. Pointas yra, kad labai gerai išpildytas charakteris ir toks jausmas, kad Keatonas atrodo, va taip, pist ir šoko atgal į personažą. Ai, nu tu nematęs pirmo, tai tu negalėjai lyginti, bet jisai labai smagus, jisai mažiau pošlas, sakykim taip, nes pirmam filme labai daug visokio seksualinio priekabiavimo buvo, akivaizdu, kad dabar šiais laikais tai būtų per daug. Jau labiau, kad jisai jau ten link 80 metų juda, žinai, nu neštom, bet still. Ja, žinai, dabar vis tiek kinas visai kitaip veikia. Ja, nes ten, žinai, kaip 40 metų dėdas garbinėja 15 metą, tais laikais biški buvo gal kitaip. Bet dabar gal nėra taip gerai. Tai, žodžiu, bet akivaizdu, kad nieks neturi bad blood, tarp jų nieks nieko nepyksta ir jie darė fainą filmą. Ir kažkaip pirmą kartą po labai ilgo laiko man patiko Burtono filmas. Yra filmų tikrai Burtono, kurie man patinka, bet labai ilgą laiką visi jo filmai man labai nepatiko. Jie visi per daug to šūdino gotikinio tokio... Nu, jo yra šiziniai filmai. Šiziniai, jo. Ir man Dumbo nepatiko, man Alisa nepatiko, man nepatiko... Šiaip tikrai daug jo filmų, bet yra ir tie, kurie patiko. Tai va, tai... Šitas filmas po labai ilgo laiko tarpo man patiko. Ir tikrai mėgavausi žiūrėdamas ir juokiausi ir jaučiau kažkokią tai, nu, ten savotišką emocinį ryšį, žinai, su tam tikrais personažais. Ir tai buvo labai gerai praleistas laikas ir aš tikrai labai mėgavausi ir man buvo labai gerai. Aš tiesiog buvau labai happy. Ok, dabar iš mano. Jo. Iš mano varpinės. Tai kaip jūs žinot, nemačiau aš pirmos dalies. Dėl to važiuoju. Aš nežinau, kas tas Beetlejuice iš jūsų yra, blėt. Aš važiavau tiesiog, va taip, va bang. Nes žinau, kad reikia pasižiūrėti. Ir man patiko. Jis toksai buvo labai jaukus. Kai tik vat prasidėjo, vat pati pirma scena, žinai, ten toksai, tas intro toksai gana ilgas, ten keliauja per tą maketą, žinai, prizumina prie to lango ir jis toks... Jauti, kad tokia, realiai bus siaubo komedija, nes tipo, žaibuoja tokia nuotaika, žinai, šiurpi, bet kartu tu jauti tokį jaukumą kažkokį ir fainumą. Ir, žinai, čia kaip toks filmas, kurį tu žiūrėtum su šeima, sakykime, per Halloweeną, žinai, kažkas tokio. Aš gal su savo šeima nežiūrėčiau, jeigu turėčiau vaikų. Nes aš sėdėjau ir kažkaip jaudinusi dėl tų mergaičių, kurios sėdėjo šalia manęs netoli. Buvo, ten mažų vaikų. Ir galvoju, fuck, žinai, ten Belučia, ne? Jo, Belučia surinkinėjo iš dalių, žinai. Nu, ten biški kraupoka buvo. Tai nebuvo labai gore. Ne, gore nebuvo, bet biški kraupoka. Biški, aš, žinai, žiūrėjau iš tų vaikų perspektyvos, nu, gal biškutį buvo. Tada buvo scena, kurioje mylėjosi žmonės, taip nebuvo labai akivaizdu, bet...
Nu, čia jau per daug užsijautrinai, ten rodė šešėlius, tai nieko ten nereikia, žinai. Na, žinai, bet žinai, kaip vaikučiam. Bet žodžiu, šiaip tai man nėra svarbu, bet truputėlį buvo neramu dėl tų vaikučių. Šiaip prisipažinsiu, kad Ryder aš labai myliu ir jinai man atrodo nuostabi moteris. Aš ją pamėgau nuo Stranger Things, jau sužavėjo jos vaidybą ir labai puikiai išpildinai tą vaidmenį. Ir čia taip pat puikiai, nežinau, nemačiau, kaip jinai vaidino pirmoje dalyje. Tai Jėzau, vaikas jam buvo. Taip pat. Bet šitoj tikrai labai fainiai ir labai smagiai. Beetlejuice'as fantastinis personažas. Tikrai. Kad ir mažai pasirodė, visgi, vėlgi nežinau, ar ten tikrai tiesa, kad tik 17 minučių. Bet, wow, tas charakteris, jis toks, prikolnas, žinai, jis toks juokingas. Ir toks jaučiasi, kad jis yra miręs, jam pohu yra. Jis daro, ką nori, žinai. Ir jis labai juokingas, jis tokių labai įdomių minčių turi, žinai. Sugalvojo visokių durnų bairių, kurie man juokingi, žinai. Ja, bet buvo ten tų Who's ready to spill the guts? Toks, žinai, kur netiesioginės reikšmės padarytos tiesiog ir tu nesitikį, žinai, tokių dalykų. Tas vaikas, koks jis creepy yra, žinai. Eina, načer. Jis kažką man priminė, bet nežinau, gal pjūklo tą žmogeliuką. Ai, čekį, jo. Fuck, kaip arti. Jo, labai. Kas dar? Aš žinai pastebėjimas. 2 dalykai, tiksliau. Man žiauriai patiko Bobas. Ainas, koks jis mielas. Toks fainas personažas. Jis toks, jie tokie keisti, bet jis koks mielekas, toks biškai kraupus ir kartu toks, noris paglosti tą galvą. Geras Bobas, pasakyk. Ir kas fainai, kad antrą kartą šiais metais Sandwormą pamatėm. Nu, gerai. Aš žinau, ką tu galvoji, nes tenais yra absoliučiai 2 skirtingi dalykai. Bet buvo ir pirmam filme, dėl to jisai tenais yra, žinai. Bet man labai juokinga, nes buvo Sandworm. Ir aš taip, norėsiu. Tai mes su Arvinu sėdėjom toj sofkiai. Ir dabar, matosi tas dvigubos sofkės. Ir pirma mintis, kai jis pamatė tą Sandwormas. Realiai ta pati, žinai, ten iki Sandwormo labai toli. Lisanalkai. Ir jis toks ir buvo keisas, toks, bet stuttering, žinai, biškutį toks laginantis, bet... Bet tas principas yra, čia yra man kas patiko, jisai išlaikė tą balansą tarp to, ką jis anksčiau darydavo senųjų filmų ir to, ką jisai daro dabar. Ir balansas tarp praktinių efektų ir specialiųjų efektų yra jaučiamas, nes naudoja per filmą ir specialiuosius efektus, ir normaliai kaip live actionas filmuojamas, bet yra ir tos plastelininės animacijos scenų pora buvo, jeigu pamenė, su lėktuvu. Tada yra stop motionas, tai yra su gyvatė, su Sandwormu. Tas pasaulis sukurtas irgi kitoks. Tai... Kodėl tokia stuttering buvo? Stop motionas tenais. Okay. Ir tu tada supranti, kad labai daug stilių, žinai, yra panaudota. Ir dėl to yra šiaip fainai ir pakankamai unikalu. Ir labai patiko Danny Elfmano muzika. Garso takelis labai fainas. Labai pritinkantis visai atmosferai. Ir make-upas aфиgenas. Jo, dėl make-upo tai negali pykti. Kostiumai kokie geri. Visi kostiumai. Bobo kostiumas koks. Bet to pačiu ir aišku Keitono, ir Monikos Bellucci suknelės ir visa kita. Tai šiaip labai... Bellucci suknelė cool as fuck buvo. Kai perdažė juodai, žiauriai gerai atrodo. Aš galvoju, jeigu tu įsitrauksi dabar šitą šviesą suknelę, negadink vaibą. Tu perdažė juodai, shit, kai gerai atrodė. Taip, tai va, tai labai, šiaip labai, viskas labai gerai apgalvota. Ir filmo biudžetas 100 milijonų, žinai. Tai nėra tiek daug, kaip žinant apie dabartinius blockbusterius, kurie eina ten. Jo. Tas pats fucking Borderlandai 120 lemų kainavo. Ir 100... Ir 100 milijonų minusas. Oi, kaip pagalvoja, eina, kokia investicija buvo bloga. Ja, tai va, tai, o šičia, aš taip kažkaip norėčiau, žinai, aš ėjau irgi su jokių lūkesčių neturėjau ir aš išėjau tokios geros nuotaikos, fainai, žinai. Jo, labai fainai. Ir man labai patiko, kai jisai ispaniškai pasakojo tą savo meilės istoriją. Itališkai ten buvo? Itališkai. Fuck, koks o blogas. Ispaniškai buvo, kaip jau bažnyčiai buvo ten su Sandwormu. Ispaniškai kaip Matadoras. Pliamo, kodėl man atrodė, kad ten visiškai buvo ispaniškai pasakotas. Ne, italų kalba. Italų buvo? Ne. Fakt, aš neskiriu kalbų. Akivaizdu, kad taip.
Jis gal tą manierą tokį uždėjo, Jo. ispanų. Aš nežinau, gal man visiškai ispaniškai atrodė. Bet žodžiu, labai gerai, bet tai buvo. Tokia, fucking unique, tokia labai... Net titrų išvaizda pasikeitė toj Jo, scenoje. tokia visiškai toksai senas, bet Telemundo presentas. Labai gerai atrodė ir labai gerai skambėjo. Ir šiaip, blema, Keatonas, Keatonas šiaip nuostabiai buvo tiesiog išpildytas. Aš tam filmui realiai daviau 4 žvaigždutes ir aš manau, kad jisai vertas jų. Ir tikrai, sakau, filmas turi trūkumų. Faktas, kad jisai turi tų trūkumų ir kažkokių ten minusų, bet aš, ta prasme, net nesinori per daug apie juos kalbėti, žinai, nes kiekvienas turbūt pamatys tai, kas jam, dėl to, kaip čia neįspoilinus, blemba, dėl to berniuko tenais. Tai plot twistą mano antroji pusė labai greitai nuspėjo ir tada aš kaip jau sužinojau ir suvokiau, sakiau, nahui. Kam tu man gadini, žinai? Jo, aš žinok irgi, mano problema yra, kad aš labai nemoku pasimėgauti šią akimirką. O aš žiūrėdamas filmą dar sugebu permastyti 10 scenarijų, iš kurių vienas dažniausiai būna, kurį aš nuspėju ir aš dažnai atveju, kaip ir tavo mergina, sugyventinė, ar kad ir kaip tu jį vadini. Sužadėtinė, atsiprašau. Taip pat susigadinu savo filmą, nes viena būna teisinga teorija. Aš nežinau, kodėl aš spėlioju į priekį, bet jo, aš mačiau šitą ir dažnai aš numatau per anksti dalykus. Ja. Bet žodžiu, nesigilinant per daug į tą... Bus twistas visai įdomus. Jo, šiaip visai įdomus ir labai fainas. Ir aš šiaip... Tai jau galim rišti su šitu filmu, tai... Žodžiu, filmas puikus. Filmas labai geras, eikit, žiūrėkit, jeigu norit geros nuotaikos užtaiso, tai yra vienas iš legacy sequelų, tų vadinamų, kur tam po daugybės metų išleidžia tęsinį, kurį verta pasižiūrėti ir kuris tikrai nekartoja tai, kas buvo pirmam filme, o paima lorą ir išplečia jį. Ir tai yra žiauriai fainai. Jo. Tai va. Neskubėjai, mes dar turim 10 minutėlių, tai... Jo, tai iš to... Ką dar mačiau, šiaip ką tikrai labai noriu paminėti, čia jau nebe filmas, o serialas. Netflix'e atsirado vienas iš tų naujų dalykų, apie ką aš kalbėjau, kad rugpjūčio galas, rugsėjo pradžia. Netflix'e atsirado serialas Terminator Zero. Anime serialas, 8 serijų apie Terminatorių. Okay. Fucking hell, koks geras. Ane? Pista, goras, ble, ten pjausto, šaudo, piškino gybi, bet daugiausiai tai užpakaliai, tai nieko tokio special. O krūtys? Fono, bet pati idėja yra faina, nes tai yra irgi susijęs su Skynetu, su Terminatoriais, su viskuo, bet čia iš kitos pusės. Skynetas viskas buvo Amerikoje, o čia viskas Japonijoje vyksta. Ir tipo yra mokslininkas, kuris kūrė, nes tipo pamatė vizijas, ateities ir jisai mato, kad Skynetas pareis ir jisai kūrė savo dirbtinį intelektą, kuris būtų kaip atsvara Skynetui. Čia toks jau, okei. Jo. Ir jisai tą intelektą sukūrė, bet tas intelektas, jisai dar nėra launčytas, jisai viso bendro vaizdo kaip ir nemato ir jisai kelia daug tokių egzistencinių klausimų, žinai, kodėl dirbtinis intelektas turi tapti laisvai mąstantis, laisvai besielgiantis ir evoliucionuojantis intelektas turi tapti įrankiu žmogui. Ginklų žmogui už jį kovoti prieš kitą, žinai, vėl. Kaip tipo praktiškai viskas, ką jie daro, ką žmonės daro. Tai man labai patiko tas dalykas, kad vizualiai šiaip labai gerai atrodantis filmas, serialas. Serijos tik po 30 minučių, tai labai greit susivalgo tos 4 valandas ten kontento realiai. Personažai įdomus. Labai daug klaustukų yra pirmose serijose, kurie paskui tęsis ir aišku išaiškėja, žinai. Tikrai daug goro, daug veiksmo, yra nesustabdomas Terminatorius, yra visai kitokių dalykų ir ten pjauna, blėt, visus, ten taškosi galvas, tai paima, sutraiško galvą, žinai, tokių yra, tokių žiaurių. Yra, kur ten su kardu, persmeigia gerklę, žinai, tenais, tokių fainų vietų. Aš žiūrėjau Blue Eye Samurai, man buvo keista, žinai, kad yra goro animacijoje, toks, kur... Ir ir čia panašus vaibas. Ir jis toks irgi toks bjaurus. Toks realiai bjaurus. Kai matai, kai akis ištrykšta, žinai. Eija. Bet
pati idėja yra daug gilesnė, žinai, ir ten kapsto per tos egzistencinius klausimus, toks labai filosofinis dar kartu serialas yra ir va dėl to fainai, ir dėl to, kad ten matyt akivaizdžiai, žinai, tipo, japonai darė, tai normalu, žinai. Režisierius japonas irgi, ir, jie žino, kaip anime daryti, ir žino, kaip istorijas vystyti, tai man dėl to buvo labai cool. Aš šį kartą žiūrėjau anglų kalbą, bet Ne originalą, ne? Jo, ne japoniškai, o angliškai žiūrėjau, bet dubliažas yra padarytas normalių Hollywoodo aktorių, yra Timothy Olyphantas įgarsina vieną personažą ir Rosario Dawson įgarsina ten vieną iš personažų. Ta prasme, tikrai yra visai neblogų aktorių ir šiaip visai smagu klausytis ir angliškai visiškai netrukdo, žinai. Gal net ir geriau, šiaip būtų įdomu dabar japoniškai pasižiūrėti ar kažkaip kitaip, bet, pagrindinė žinutė vis tiek ta pati, žinai. Tai šiaip tikrai labai rekomenduoju, tikrai labai vertas dėmesio serialas ir jeigu net ir nepatinka gerai, Monikai nelabai patiko, nes jinai Terminatorių nemėgsta, tai jinai mėgsta anime, tai už tai peržiūrėjo viską kartu, bet Terminatorius kaip ir savęs nelabai patiko. Aš nepaskaičiau, kad ir aš Terminatoriaus fanas, esu matęs. Bet tau sci-fi'us patinka, jo. Tai turėtų patikti. Šiaip, aš esu praktiškai tikras, kad patiks, tai tikrai rekomenduoju. Ir dar, kas dar išėjo, tai išėjo Rings of Power, žinai, bet, dar aš laukiu, kol bus pilna serija, arčiau sezono galo. Išėjo Only Murders in the Building, kuris man beprotiškai patinka, šiaip labai fainas komedijinis serialas. Žinai, ne apie ką? Aš nemėgstu komedijų. Ten ne tai, kad komedija, ten yra toks tipo, gyvena vienam pastate, 3 labai skirtingi žmonės, vienas yra teatro režisierius, toks visiškai niekam tikęs, kita yra tiesiog mergyčka pakankamai jauna, žinai, ir dar vienas čiuvas, aš nebeatsimenu, ką jisai daro, bet iš principo, aktorius, tipo irgi nusenęs aktorius televizijos ten, kur. Ir jų pastate vyksta žmogžudystė ir jie pradeda daryti podcastą apie Murder podcast. Tai 1 sezonas ir dabar jau 4 sezonas išėjo, žinai, ir šiaip žiauriai juokingas yra. Ir Steve'as Martinas vaidina, Selena Gomez vaidina, yra labai daug žinomų aktorių ateina kaip cameo, žinai. Blet, kokia keista istorija. Žiauriai keista, bet jie pasineša ant Murder Documentaries podcast ir varas to podcastų, žinai, ir kūrė, ir tipo išpopuliarėja, ir dabar 4 sezone išpopuliarėja tiek, kad jie turi savo Hollywoodo aktorius, kurie juos reprezentuoja. Tipo, kaip kurs turbūt serialą ar kažkas tokio, aš dar neįsigilinau per daug, nes irgi laukiu, kol bus, nes paprastai 10 serijų yra ir dabar yra tik tai 4, tai aš tiesiog noriu palaukti, nes jos po pusę valandos ir labai greit susižiūri. Ir prikolas, kad dabar naujam sezone Zakas Galifianakis, žinai, bus Eva Longoria, žinai, tipo, džiauriai fainai, tokių fainų aktorių yra ir aš, tapsiai, jeigu nematęs, Nemačiau, žinau. Gal ir turėtų patikti, šiaip Disney Plus yra, tai šiaip, va. Tai yra labai daug ką žiūrėti, blemba, aš nežinau, kada spėti viską peržiūrėti. Aš irgi, nes dabar ir, ta prasme, kine labai daug yra ką žiūrėti. Nes jo, ir kine daug, ir aš dar nespėjau pabaigti paskutinių kelių serijų House of the Dragon sezono ir, žodžiu, tiesiog nežinau, kada. Watchlistas pildosi, kine filmų daugėja, Netflixas leidžia, Prime'as leidžia, blet, kaip, nežinau kaip spėti, ta prasme. Tai kuo daugiau, taip sakant, iš jūsų suporto mes turėsim, tuo daugiau galėsim skirti laiko visam turinį peržiūrėti, nes iš principo vis tiek, mes turim savo darbus, kurie tikrai atima daug laiko ir čia ne moralas kažkoks, aš tiesiog sakau, kad, kuo daugiau mes galėsim skirti laiko savo, šiai laidai ir filmų žiūrėjimui, ir serialų žiūrėjimui ir taip toliau, tai tuo bus geriau, žinai. Tai ir tam reikia tiesiog to, kad jūs pasidalintumėt, pasisubscribintumėt, kad paspaustumėt like, pasidalintumėt su draugais, galbūt, kad draugai pasubscribintų ir kuo greičiau mes, sakykime, galėsim, aš pasakysiu, šviesiai, kuo mes greičiau galėsim monetizuoti, tuo galėsim greičiau kelti ir kokybę šito podcast'o, galbūt, mes norim plėsti ir kamerų kiekį. Galbūt 2 pastatyti. Gal pastatyti 2 ar 3 ir biškai daugiau montažo, kad būtų įdomiau žiūrėti ir panašiai. Tai tiesiog, viskas atsiremia į laiką. Tai, aš manau, visi čia viskas tai supranta. Ja, viskas supranta ir mes tiesiog esam dėkingi už tai, kad jūs mus žiūrit ir taip toliau.
Tai jūs esat cool, jūs esat visi žiauriai faini. Aš nežinau, Arnui užkirtau kelią jau pasisakyt, bet... Jo, tu dar kažką žiūrėjai, ar ne? Ne. Ok, tai aš buvau kažkaip apstojęs žiūrėti, bet po truputėlį vis dar lūkždinu tą... Bet pamažu, kaip sudinasi. Delicious in Dungeon. Manau, aptarsiu, kai pabaigsiu kažkada. O šiaip tai mes toliau binžinam tą turkišką serialą, žinok, ir labai stipriai. Aš pasigirsiu, buvau Miunchene Adelės koncerte ir mes grįžom iš Miuncheno ir turėjom 2 laisvas dienas. Visą dieną, blėt. Valgėm sušius, čipsus, ledus ir binžinom tiesiog tą serialą. Serija po serijos, 2 dienas. Ir buvo nuostabu. Buvo tiesiog puiku, žinok. Cool. Tai nežinau, dabar jau iškiam kažkelių, tai aš manau pasivysim, nes jisai, kiekvieną dieną eina, tai mes, manau, su laiku pasivysim tiesiog ir eisim su juo kartu. Tai, manau, irgi aptarsiu kažkada, kai pabaigsim, bet jeigu kažkas domisi serialais turkiškais, tikrai rekomenduoju. Labai įdomu. Nu ką? Tai vat. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjom. Ką? Vrepinam, jo. Tai ačiū Jums už tai, kad žiūrėjot. Ačiū Jums, kad esat šaunus ir mus palaikot. Dar kartą pasidalinkit. Mes būsim labai dėkingi. Rašykit komentarus, nuomonės, viską apie filmus, apie serialus, ką Jūs norit. Mes bandysim kuo daugiau atsakyti per laidas. Ir iki kito karto. Jo, prenumeruokit. Ačiū Jums, ačiū Apollo, ačiū Arnui ir iki kitų laidų. Viso geriausio. Viso.